ruošiam sandardymus, kraunam savo automobilį ir porą žodžių apie pirmos pagalbos priemonės. Saugumas visada yra labai svarbu. Visą laiką turim pirmos pagalbos priemonės, parodysiu, kaip pas mus jos atrodo, ką mes naudojam. Ir aplamai kalbant apie saugumą, noriu pasakyti, kad didžiąją dalį saugumo sudaro naro žinios, naro skillsai, naro įgūdžiai ir tvarkinga ir prižiūrėta įranga. Štai mūsų nardymo automobilis, jo vidus ir va šitoje vietoje pas mus yra medicininės deguonis, pirma pagalbos priemonė nardant, emergency oxygen kit, yra prieinamoj vietoj, lengvai pasiekiamas, va pritvirtintas ant tokios gumos, reikalų esant, yra lengvai ištraukiamas. Ką mes turim viduj? Taip, nusiema dangtis. Ir mes čia turim 5 litrų deguonies balioną, pripildytą 100% medicininiu degoniu. Turim kaukę. Viena kaukė yra su reguliatoriu. Ją naudojam žmogui, kuris turi sąmonę ir gali palaikyti kvėpavimą pats. Ir turim tokią kaukę, kuri dedasi narui žmogui, kuris nukentėjo, kuris yra be sąmonės. Jinai jungiasi prie šito štucerio. Pasižiūrėm, ar čia yra deguonies. Štai yra manometras. Kaip matot, pilnai užpildytas balionas, 200 barų. Taigi patikrino, mūsų deguonies komplektas yra tvarkingas, paruoštas naudojimui. Mes jį surenkam ir padedam ten, kur jis pas mus bus laikomas automobilį ir visą laiką pasiekiamas. Taip pat mes turim bendro naudojimo vaistinėlę. Vaistinėlė pas mus va čia gyvena po sėdynėmis, irgi labai lengvai pasiekimoj vietoj. Ir čia vaistinėlė biški kitokia, negu mes turime automobilį. Jinai yra didesnė, jinai skirta kolektyviniam naudojimui. Joje mes turim visas būtinas priemonės būtinai pagalbai suteikti. Gal čia yra biški daugiau negu reikėtų, bet daugiau yra ne mažiau. Mes va turim taip vadinamą pocket mask, turnikėtus, žgutus, labai daug tvarsliavos, pripučiamus įtvarus, vienkartinės pirštinės, na ir taip toliau. Žodžiu, visko, ko galėtų prireikti, na, jeigu atsitiktų kažkoks nelaimingas atsitikimas. Pilnai sukomplektuota ir taip pat lengvai pasiekiamoj vietoj visada. O čia vat po šitom sėdynėm. Na ką, laikas krauti automobilį ir mus laukia nardymai. Jums saugių nerimų. Ir dar kartą priminsiu, kad saugumą užtikrina ne tik tai tos priemonės, kurios yra būtinos. Ir mes jas tikrai visada turim ir jos tvarkingos ir paruoštos. Bet pagrindinis įrankis, kuris užtikrina jūsų saugumą, tai naro smegenys, ne? Naro žinios ir jo įgūdžiai. Kuo tvirtesni įgūdžiai, kuo daugiau žinių, plus gerai aptarnauta ir prižiūrėta įranga. To jūs esat saugesni. Bet neignoruojam priemonės, kurios yra būtinos. Labai tikims, kad jų niekad nereikės naudoti, bet mes visą laiką jas turim. Saugių nardymų iki sekančio.